Pagaliau ateina tas vakaras, ta naktis, kada mes galėsime žibėti, švitėti, spindėti visomis gražiausiomis spalvomis ir visais pačiais įvairiausiais blizgučiais. Taigi, kaip suprantate, šį kartą jums parodysiu, kaip pasidaryti naujametinį makiažą. Ir tam mes rinksimės auksinės, spindinčias, kibirkščiuojančias spalvas. Horoskopai sako, kad šiuos naujus metus sutikti reikia vilkinti mėlynai. O madų žurnalai sako, kad makiažas turi spindėti auksu, bronza, sidabru ir visais deimantais. Taigi, šį kartą mes ir suderinsime šitos du dalykus – mėlyną spalvą ir auksinės detalės. Labai gražią spalvą, tai yra šokoladiniai šešėliai su auksinėm spindinčiom dalelėm. Ir būtent šita spalva, ruda su auksu, labai gražiai išryškins akių mėlynumą ir lygiai taip pat labai įdomiai dėrės su mūsų mėlyna palaidine. Kad akys atrodytų išraiškingiau, pradedame tamsiai ruda linija. Kadangi tai yra naktis, kada mes galime spindėti ir žibėti, aš renkuosi labai spindinčias dalytes. Tai yra Makeup Forever deimantinė pudra, kuri paversiu su pačia tikriausia žvaigždė. Nes žibės ir žaižaruos visą laiką. Dažome blakstienas. Ir dažome lūpas. Nelabai blyškiai. Suteikiame joms šiek tiek spalvos. Taip, lašelis skaistalų dar niekada mums nepakenkia. Todėl ant švytinčios blizgančios pudros mes dar truputį uždedam skaistalų. Paskutinis lašelis gerai nuotaikai, naujieji Lady Gagos kvepalai.